Bird of prey, flying high, flying high. Vaikai buvo labai alkani, jie seniai neturėjo burnoje netrupinėlio duonos, tačiau žinojo, kad miegas nugali alkį, užmiegi ir valgyti nebesinori. Todėl jie užmigo ir ramiai miegojo prie šildančios ugnies iki pat vidurnakčio. Aš noriu valgyti, ima verkšlenti Helmutas. Tuoj grįš mama, jie atneš ką nors, reikia tik pakentėti. Aš noriu valgyti. Paklausyk pasakos, kol mama atneš valgyti. Pamiegok. Nenoriu pasakos, aš noriu duonos. Vyriausioji sesuo Brigita neištveria nuolatinio Helmuto verkšlenimo. Miegok tu, nezirsk, manai mums lengviau negu tau. Manai, kad tu labiau alkanas negu mes. Helmutai, mes visi norim valgyti, bet reikia pakentėti. Rytoj eisim visi ieškoti duonos ir rasim. Būtinai rasim. O gal jau rytoj sugrįž tavo brolis Heinzas iš Lietuvos ir atneš visko daug. Pamiegok dabar, mažylį. O kas bus, jeigu Heinzą miške suėdė vilkas? Lota įpila iš arbatinuko virinto vandens, paduoda Helmutui. Vilkų senai nebėra, jie tik pasakosi, dabar žmonės kaip vilkai. Išgerk karšto vandenėlio, sušilsi, su šiltu skrandžiu geriau miegosi. Helmutas geria. Karšto vandens prašo ir kiti vaikai. Renatė lėtai eina, brenda per naktį šviežiai supustytą pusnį, ranka paliečia liepos kamieną ir vėl užverčia galvą aukštyn. Ak, tie pumpurėliai visi nuskabyti nuo žemutinių šakų. Jie tokie skanūs ir vaikai juos seniai nugraužė tarytum zuikį, nulaužė visas šakeles, kurias tik galėjo pasiekti. Renatė apeina aplinkui medžio kamieną, bando pašokti, pasiekti šaką, užsikabinti už jos ir pabandyti įsikabaroti į medį būtų gerai. Ji bando vieną kartą, paskui kitą. Pavargo. Ta šaka yra per aukštai. Ji nusimeta pirštinėlės, bando dar kartą, bet ir vėl veltui. Tada paima nuo žemės gana ilgą pagalį, trenkia per nusvirusias virš galvos liepos šakas. Paskui trenkia dar kartą, numuša nemažą šakelę. Skanu, sušalę liepos pumpurėliai tirpsta burnoj, tik jie tokie maži. Renatė švariai nuvalgo visus pumpurus, tada ima graužti nuo šakelės žievę. Vis šis tas. Brigita, Gretė ir teta Lota griuvėsiuose medžioja žiurkes. Mergaitės atsargiai tikrina plyšius, žiūri po lentom. Iš pradžių nelabai aišku, ko jos taip susirūpinusios ieško, kodėl jos tikina, atsargiai juda, bijodamas sukrebždėti. Teta Lota kažką pastebi, rodo ženklą Gretei ir Brigitai. Jos ima kažką supti. Iš lamšto kurvos išbėga žiurkė. Brigita meta ant jos skudurą. Pripuolusi teta Lota su pagaliu trenkia į skudurę krūtantį gyvūnėlį, užmuša. Ir žiurkės beveik visos išdvėsi, liko tik leisgyvės. Brigita paima negyvą žiurkę ir deda prie kitų dviejų negyvų graužikų. Dar vienas triušiukas. Ant buržuikės verda vanduo. Teta Lota lupa žiurkė. Aplinkui su dubinėliu sukinėjasi Helmutas ir Monika. Kokie čia žvėriukai, teta Lota? Triušiukai. Ar jie skanūs? Labai. O kodėl jie skanūs, teta Lota? Todėl, kad vasarą ėdė tikrai rojaus obuoliukus. O kur šitų triušių didelis ausis? Aš mačiau knygoje su ausim. Ausis dideliem piktiem triušiam užauga, o maži su mažom. Kodėl? Kad lapė žaliai nepamatytų. Helmutas ir Monika juokėsi. Jie jau užmiršo sviesto skonį. Bando prisiminti, bet prisimena tik šilumą ir senelio krenkštimą. Tai, kaip jis drožė aštrių peilių švilpukus, ak, kad dabar būtų duona su sviestu. Sakykim, didžiulė riekė, arba kad ir nedidelė riekelė, arba pusė riekelės. Viešpat, negi niekada nebus duonos su sviestu. Stasė pardavinėja duoną, kitus paprastus maisto produktus. Moteris vis dėjoja dėl žiemos, dėl bado, dėl duonos kokybės, dėl bjauraus laiko. Renatė valgo jau kažkelintą bandelę, atsikanda, jai nebelenda, bet pirštu pagrūda kąsnį gilyn ir valgo vis tiek,
Per mergaitės veidą ropoja utėlė. Sapnuojama ryte didžiulė pieva, o pievui tiesiog iš žemės kaip grybai dygsta pyragai. Bird of prey, flying high in the summer sky. Bird of prey, flying high, gently pass on by. Bird of prey, flying